Gavau bangą. Kelias vienai mašinai ir priekio mašiną pažiūrėjau. Kaip prasilenkti? O tokį radau. Turėčiau prieiti prie jo, bet čia vidury žiedo. Žiūrėkit, Lietuvos vėliava. Čia GPT sako, kad čia 1000 langų miestas. Pažiūrėsim, kiek čia tų langų, galėsim paskaičiuoti. Google Mapsai sakė, čia lengva. Čia nelengva. Tai žiūrėkit vaizdas, tai čia. Labas rytas iš Albanijos, mano vardas Sedas. Šiandien atsikėliau Velipoje miestelėje, čia kaip ir kurortas. Turiu laiko realiai iki 10, nes čia kautina viešbutis 10, dar pusrytukus reikia pavalgyti. Dabar biški po 8. Einu biškai bristi į jūrą. Atvažiavau čia realiai tik nakčiai, iš Teto kalnų gal, pažiūrėsim kažkaip per kurortėlis. Vis tiek čia beveik iš šono pakeliui. O šiandien jau judėsime į Berato miestą. Tai biškai pasižiūrėsim senovinių miestų ir visko. O čia turim tokį ilgą taką iki jūros. Nepasakyčiau, kad tai visai gražiai sutvarkyta viskas, bet kurortas yra kurortas. Laukai čia visokie. Šiaip viešbutis mano. Čia kažkur, nėra ką labai toli. Greitai įbrendam, varom papusryčiauti ir judam į kelią. Prie jūros tokie, tiesiog sumesti. Visokie metalo konstrukcijos, konteineris. Ai, čia tualetas lyg ir. Bet nepasakyčiau, kad šiandien ir šilta visai. Čia kažkoks kurortas salė. Šiaip nežinau, kiek čia būtų fainiai atostogauti. Tipo gal dabar tik niūriai, nes saulės nėra visai vėsoka kažkodėl šiandien. Bet pažiūrėkit, pilkas smėlis. Visiškai pilkas smėlis. Toks tikrai nefainas. Nesijaučiu, kad geriausias oras įlipti į vandenį šiaip. Bet vanduo turėtų būti šiltas. Tikrai ne kaip ten tame mėlynoje aky, kur vakar maudžiaus. Čia gultų. Čia visa pakrantė turėtų būti gultų, nugulta. O ten matau gultų yra. Nes kurortas. Aš manau, kad čia net šeimos gali atvažiuoti su viskas įskaičiuota paketais. O ten tęsis labai daug iki galo šitų gultų. Reik man vieną išsirinkti ir varyti maudytis. Vienu žodžiu, bandau eiti. Čia nebus labai, kad šilta. Eikis, nėra šiltas vanduo. Neapgavo. Adrijos jūra turėjo būti šilta. Lemba. Turiu viešbučio kortelę su savim. Gerai, antras raundas. Nežinau, kiek dabar girdėsis. Šilčiau negu ten kalnuose. Giliai irgi nesinori eiti. Gavau. Čia nėra gylio. Čia labai nėra gylio. Kaip gerai. Žiauriai gerai. Jo! Gavau bangą. Plaukų nelabai noriu šlapinti iš tikro. Druskingas vanduo, bet įvykdžiau savo. Smaudžiau šiūrai. Gavau į gerklę druskingo vandens, bet gal nieko. Taip ant liežuvį iš tikro. Šiaip galiu pasakyti, vis šilčiau negu Baltijos jūrai, bet ne taip šilčiau, kaip aš tikėjaus. Bet šiandien tikrai niūri diena. Ir aš manau, kad čia jiems klientūros šiandien nebus. Nebent atsiras saulė. Aš šiaip nežinau, ar aš čia važiuočiau. Dėl pigumo viešbučių nebent, jeigu patostogauti. Nes, jūs pasižiūrėkit, pilka. Šiaip jo, įdomiai tas pilkas paplūdimys, palmės ant pilko smėlio. Jūra nėra ir tokia skaidri. Skaidri, bet tas pilkas smėlis duoda tai jūrai pilkumo. Mano kojos tai kaip iš kokio purvo ištrauktos, nežinau kaip pavadinti. Ir tas smėlis nenulimpo dabar nuo manęs. Čia tokia įdomi vieta, visur pilka, augalai. Ant to pilko smėlio auga augalai tiesiog. Na, aišku, normalaus smėlio auga, bet čia taip aš nežinau. Labai įdomiai atrodo taip niūriai. Vis tiek, žmonės atvažiuoja čia pailsėti dėl oro. Tai vienu žodžiu papusryčiau. Paprastai pusryčiai buvo tiesiog švediškas stalas, kiaušinienė, dešrelės, kaip įprastai viešbučiuose. Dalykas toks, kad pradėjo lyti, bet ir biški saulė pradeda lysti. Dabar aš kažkur čia išvažiavau, kur neįsivaizduoju, į Grand Europa Resort. Ar aš tikrai čia išvažiavau, nes aš tai ne palei navigaciją važiuoju. Aš tiesiog paklausiau ir sakė, važiuok čia ir čia išvažiuosi. Ir kaip matau, čia galiu išvažiuoti, bet čia Grand Europa Resort. Čia kažkoks rezortas. Wow.
Tai gerai, aš išvažiuoju čia. Jau pradedu judėti iš tikrųjų link Berato. Tai link jo turim 200 km ir 3 valandas. Nu ir pasižiūrėsim, kas ten tokio. Nu, tokie maždaug keliukai. Išvažiuoti iš tos volio pjevjavje. Aš vis dar to miesto neišmokau pasakyti. Ir va šitose vietose vakar naktį susidėjo daug mašinų ir visos lekia. Ir visos taip lekia, kad, nu, tipo, mirksi už galo, tipo, greičiau važiuok, ten pradeda lenkti va tokiam kely. Tai šiaip žiauru, va, šito tilto tikrai atsimenu, kad mane lenkia kažkoks fokusas. Turim apleistą degalinę. Nors ne, kainos yra, dizelis 1,75. Bet šiaip gal čia sena kaina, nors nepasakyčiau, kad sena. Šiaip apie dizelį klausiau, kur nuomavo mašiną, sako, oi, kaip sako, tas karas prasidėjo, buvo 3 eurai, dabar tipo pakrito. Bet atkreipiu dėmesį, visose degalinėse vienoda ta pati kaina. Ta prasme, jie nesiskiria tos kainos. Nu tik čia, 1,75 buvo, bet kaip matėm, net nedirbo ta degalinė. Kažkaip vis kitaip su tom kainom negu Lietuvoje, kad ten visos degalinės skirtingai, ta prasme. Pilk vienoj, ten belekai brangu bus visada, pilk kitoj ten bus pigiai. Nu ir taip atsirinkinėjo. Čia belia kur tu sustosi tą patį kainą. Mane, man atrodo, lenks į Veko. Bet gal ir nelenks. Nežinau, labai įdomiai jis ten važiuoja gale. Čia žiedas iš vis artėja. Iš Škoder arba Baks Rhjochlol. Nu tai Rhjochlol. Gerai, važiuojam. Nekreipk dėmesį. Ai ne, mes link Škoder pasirodo. Tai važiuosi. Ai, šitam žydė vakar kaip čia parskrido visi, net aš parskridau, iš tikrųjų neslenkiau fūrą lėtai važiuojančią. Bet jo, čia tai šitam žydė buvo įdomiai. Ir va, visi taip ramiai be poskui, be nieko, o taip, op. Ir mes kylam į viršų. Kroč, prikolas tame. Aš vėl siauram kely. What? Aš važiavau tiesiai normaliai ir man tiesiog navigacija rodo, suk. Nu va, turim prasilenkimus su mašinu. Bydas. Ok, prasilenkiau. Blemba, kur aš čia įvažiavau? Eik, tu čia pabyręs tas asfaltas. Ką čia Google Maps'ai išsikalinėja? Bet aš jį pasižiūrėjau, kad jo, trumpiausias kelias, bet kad jis nėra geriausias, tai aš jau matau. Bet hebra važinėja su bydais, su Porsche ką tik prasilenkiau. Tai vadinasi čia normalus kelias. Už lango turim pievas, visiškas pievas. Visiškas pievas, kaip ir šitas kelias pieva visiška. To prasme, what? Kelias vienai mašinai ir priekio mašiną paržiūrė. Kaip prasilenkti? What? Kelias asfaltuotas, gerai. Aš matau, kad ten iš priekio parvažiuoja mašina, o čia yra pasukiukas. Čia yra kišenė padaryta. Tai šelį tą kišenę gal palauksiu, kol jie visi pravažiuos. Eik tu savo, nu kur aš pakliuvau ir kodėl? Pakentėsiu šitą vietą. Nes čia betoninė siena. Čia dar daug liko tokio? Ai, nebedaug, turėčiau užsukti to į normalų, bet tai what the hell. Na, aišku, gamta tai graži. Nu, parlėkė. Jau vienas. Turėtų dar kitas būti. Jo, dabar galim važiuoti, man atrodos. Aha, daugiau nieko prieki nebėra, reikia greitai išvaryti tada. Už manęs Mersas irgi nori greit važiuoti. Aš irgi greit važiuosiu. Nu, blemba, aš šiandien išvažiuoju iš to keliuko ir aš vėl tokį patį pakliuvau. Aš stipriai tikėjau, kad nebebus tokių kelių. Arba tiesiog man reikėjo varyti tiesiai ir ten per tą Šroder miestą važiuoti, nes čia aš apvažinėjau tą miestą, bet ir trumpina kelią man. Aš nežinau, ant kiek galim dabar pasikliauti šitais trumpinimais, nu bet važiuojam. Čia dar nėra toks blogas kelias, čia kaip Tetų kalnos realiai, tai dar yra prasilinkinėjimo, kur mane pro tokius kaimelius praveda. Visai įdomiai. Ai, va, dar pamėgta mašina albanų. Golfas. Tiek daug golfų iš tikro. Ir naujų, ir senų. Patinka jums tie golfai. Ir jie labai daug visko degina. Ten, matosi, nebesimato, ten degina labai daug visko. Čia, kaimukas. Ten, man atrodo, va, matys dūmai. Biški degina. Davažiavau aš kažkokį miestelį ir tik iškart miestelis tas kelias praplatėjo.
Jie čia taupo asfaltą realiai. Kalniukų yra. Šiaip ženklais jie jų nežymtų kalniukų. Jie tiesiog yra ant kelio, vakar naktį tai buvo iš vis katastrofa jų, nes jų nematyti ir jie tai bam ant kelio. Sveiki, ir jis toksai bum. Galima ir padangas susprogdinti, bet čia tiesiog paprastas miestelis. Nieko čia šiaip ypatingai nėra. Va, Torovicė buvo. Dabar jau nubraukta Torovicė. Davažiavau kamštį. Ir aš spėjau, kad jie vėl tiesiog nemoka važiuoti gražiai žiedu. Todėl ir turi kamštį dabar. Nes čia visai, tik realiai kaip aš privažiavau miestą, aš matau, kad ten toliau žiedas yra navigacija ir jau turim kamštį. Ai, nu va, net ženklas yra žiedo. Gerai, kol kas šį kartą atrodo, kad visai normaliai jie to žiedu važiuoja. Vakar vienu tai buvo įdomiai. Aš vis neužgaudau, kaip jie ten važiuoja. Čia jis per perėją. Nu, einam per perėją. Jeigu einam per perėją, einam per perėją. Tai einam, o nešliaužiam per tą perėją. Gerai, čia nieks neparvažiuoja man, aš važiuoju. Nu, turim taip. Šiaip aš judu keliu atgal iki Tiranos ir nuo tada jau pietinė dalis prasidės Albanijos nagrinėti. Čia dar jie šliaužia ir iš Lempos jie čia šliaužia. Dabar vėl. Prieki nieko nėra, tiesas kelias. Bet pažiūrėkit, kokį vaizdą mes turim čia. Gražus nameliai, galiu pasakyti. A jūs žinot, ką aš ką tik mačiau? Gatvėj du čuveliai. Stovi su sauja kompaktu ir plazdena su jais ir pardavinėja. 2026 metai, hebra. Yra Spotify'ai, yra viskas kitkas. Ir jūs CD kompaktus pardavinėjat. Wow. Aš įsivaizduoju, Lietuvoje anksčiau irgi tai buvo. Bet nesu realiai pats taip matęs, kad kely tiesiog, va taip, pirkit kompaktus. Ten kažkokia muzikytė yra įmesta, pasiklausysis, bus jums gerai. Geriau negu radija eis iš tikro. Wow. Bet žinot, ten ne tai, kad būtų originalūs kompaktai, bet ten tiesiog paprasti balti kompaktai ir jos yra įrašyta, jaučiu muziką. Nes ten po vieną, nu, tipo, įsisokite tas popierinius dalykus, kur įdeda ir jie turi permatomą tokį. Ten paprasti, ten net ne originalūs kompaktai. Tai tipo, tu ką gausi, tą gausi. Šiaip pagalvojau, būtų bairis nusipirkti, pasižiūrėti, kągi ten įrašė, bet mano mašinai net nėra tokio dalyko. Viskas, telefoną gali prisijungti, jeigu nori, CarPlay'is ir groja. Vat man, Andrius Mamontovas, kitoks pasaulis. Viskas. Saulė šviečia, mėnulis piešia, nusistau ragus. Važiavau aš tą vadinamą albanišką greitkelio autostradą, ar kas čia yra, kur tik 80 galim. Bet tai pradėjau aš įsibėgėti, o ir 90 atsirado. Bet pradėjau įsibėgėti, jungiu 5 pavarą. Ir pas mane ant BMSO Lietuvoj yra ir 6 pavara. Ir jinai yra R vietoj. Ir toks pagalvojai, iš įpročio tai gali ir įmesti ir palikti greičio dėžę ant gatvės, va čia. Atbulinį taip įmetęs. Tokia raketinė pavara, taip. Jo, šiaip įdomu, leistų ir neleistų Fiatas, bet iš tikrųjų, kodėl turit skirtingai tai padaryti? O jeigu čia būtų 6 pavara, kur dėtumėt R raidę Fiatai? Atsakykit. Prašau, kitą kartą atkalbėkit mane nuo nemokamų kelių. Čia viskas raudono, laikas išsitempia, judam vos, būna, kad net sustojam. Ir aš pasižymėjau, kad važiuoti nemokamais keliais. Ir žiūriu, dasidėjo, nu ten 15 minučių, galvoju, gerai. Nes aš nežinau nei kaip susimokėti šitus kelius, nei kiek jie kainuoja. Įvažiuoti čia, iš greitkelio reikėjo šunkeliu tokiu. Tada va, dabar važiuojam taip. Ten aš buvau netyčiai važiavęs tą mokamą, 103 ten greitis buvo. Ir tipo, skaičiau lyg ir postai turėtų būti kur susimokėti, bet nei vieno nebuvo. Tai aš galvoju, kad čia vinietį reikėjo turėti. Ir išsukau aš iš to kelio, nes išsigandau realiai. Nes nebuvo to posto, kur skaičiau. Nu, tai dabar stovėsime kamštyje. Šiandien realiai diena kely turbūt bus, nes tiesiog reikia kitą šalies vietą pervažiuoti. Dabar prie Tiranos atsiradau, tai jau vidury šalies, nuo kur pradėjom, tai jau vėl nuo eis keliais pradėsim leisti žemyn. Šiaip apie mašinų kiekius kalbant, tai bele kiek mašinų ten ant tilto matos važiuoja. Čia bele koks kamštis. Visur. Man tai reikia ant tilto užkilti. Pilna tų mašinų ten matos. Čia dar lenda hebra. Šitas jau lenda į normalų kelią. Čia
Čia neapsuprasti, kas kur važiuoja. Už manęs va taip varo. Kur jis skuba? Aš neįsivaizduoju. Jis tiesiog va. Va, jis tiesiog. Jis turi mersą. Hebra, jis turi mersą, jis gali tai daryti. Nu, taip pat ir vyksta tie kamščiai. Iš to tie kamščiai ir atsiranda. Spėkit, kas yra dar viename kamštyje. Ogi Edas. Jo, mes esame dar viename kamštyje. Ir čia yra Duresas. Jau net ne miestelis, ar jau sakyti miestelis, šiaip miestas čia jau. Bet nelabai, aš ten kažko radau, kad ten verta sustot pasižiūrėti, tai aš tiesiog judu link Berato. Ten mečetė vat yra toliau su 4 minaretais. Tipo jaučiu didelę. Aš nežinau, esu matęs ir didesnių, bet gal kaip Albanijoje jinai didelė yra. Turbūt viena didžiausių. Šitą miestę bent jau. O aš vis dar kamštį stoviu, 27 laukia. O jie, ir saulutė išlindo, šiaip čia piečiau pradėjus važiuoti. Mane albanai lenkia, su mersais audinė. Šiaip audinių tai labai retai būna, bet būna. Ai, nu dabar net ir už manęs važiavo audinė. Supratau. Prieky manęs iš Kosovo žmogus. Žodžiu, nežinau, čia sustojau vidury. Prieš Beratą kokie, 14 km gal liko. Ir čia kažkoks miestelis yra. Ir aš noriu jums ką parodyti. Šiaip jau važiuoju 107 km, 3,5 valandos. Reikojas pramankštinti realiai, kaip įsėdau, aš išvalėjau apie joje, vis dar neišmokau pasakyti, taip ir likau, bet einu šį kito biškį lėktuviuko. Ai, nu ir išdaviau dabar, ką aš noriu pažiūrėti. O tokį radau. Aš turėčiau prieiti prie jo, bet čia vidury žiedo. Tai mašinų nebus, bandysiu prieiti jaučiu. O, blemo, čia eismas tai nemažas. Tai bus mano metas. Važiuok. Blemo, jūs pažiūrėkit. Tiesiog lėktuvas. Toksai. Kas čia viduj? Ai, jis visiškai tuščias. Visiškai. Įdomu, čia buvo naudojamas kažkada. Atrodo, lyg ir būtų buvęs. Bet taip pastatyti. Ką žinau, kietai, aišku, žolėm čia apaugė. Kokias serkės gal nepasigausiu. Kažkas reklamą iššovė ant jo. Ir kabina matos. Aš tai jūs galiu pakelti iki kabinos. Nežinau, kas ten tik matos. Bet kietai čia. Toks smaigalys ant galo. Policija pravažiavo. Aš ten mašiną palikau taip įdomiai. Bet nenubaudos gal. Ne, nuvažiavo. O toks lėktuviukas. Eismas tai nemažas. Patinka. Gerai, nuo šimto lėktuvų. Kol negau. Mane dar šis filmuoja. Gerai. Tu fūra parvažiuoja, aš bėgu. Gerai, viskas. Ramus kitoj gatvės pusėj. Grįžau iki savo bolido. Viskas. Galim tęsti kelionę iki Berato. Vieną dalyką norėjau pažiūrėti. Netyčia radau. Sugalvojau sustot, tai sustojau. Kas jau mane nubaus? Policija pravažiavo, nenubaudė. O taip va. Neapsikuria mašina. Ai, kuris. Aš dabar pastebėjau tik, kad čia oro uostas šiaip šalia. Aptvertas. Ten angaras yra toliau. Gal čia ne oro uostas? Bet kažkokia labai didelė teritorija, kuri labai panašiai oro uostą. Bet manau, kad oro uostas čia yra. Atvažiuoju šitą Beratą. Nu jo, namai į kalną. Kaip ir turėjo būti. Bet aš dar nedavažiavau, jau čia pagrindinės vietos dar liko 1 kilometras ir 4 minutės rodo ir kamštį. Tai nežinau, bet šiaip namai į viršų, nu gerai atrodo. Man tai visai patinka. Bet aš galvoju, ar nereikėjo man anksčiau prisiparkuoti mašinos. Bet gal rasiu, šiaip kažkokį parkingą nusistačiau. Pasižiūrėsim. Kitoj pusėj tas pats. Man jau patinka. Visai neblogai atrodo. Nu tai gerbėmėjai mano, atvažiavom į Beratą, į UNESCO paveldo miestą. Čia GPT sako, kad čia 1000 langų miestas. Pažiūrėsim, kiek šitų langų galėsim paskaičiuoti. O šiaip tai likus architektūra tiesiog nuo Osmanų laikų. Turėtų būti gražus miestas, galvoju ir pavalgyti čia dar pasižiūrėti, nes jau yra apie 2 valandas. Tai mašina kažkur biškę, tokiau nuo centro pastačiau, nu taip pat čia labai šalia. Koks 500 metrų. Ir
200 lekų kainavo, tai 2 eurai. 4 valandom. O prieš save dabar turiu tokį vaizdą. O, turim vėl upę. Šitam regione jau pastebėjau, vanduo nebėra jau toks Turkijos spalvos. Jis jau toks kažkoks žalesnis jau, bet vis tiek skaidrus. Na, o priekyje visi tie langai, ale. Visi tie. Visas beratas iš tikro. Kol kas, kiek pravažiavau, man patiko. Gražus miestas. Pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Šiandien gal nenorėčiau labai išsivėlinti kažkur, bet dar net neturiu nakvynės ir tą reikia susirasti. Tai turim iš tikrųjų daugiau tos upės, čia 2 susitinka. Daibys pavybino, išsigandau vieną nuo čia, kitą iš ten. Ir čia jau išsusėja. Nes žmonės net į apačią nusileidžia. Aš galvoju, aš norėčiau atsiras gal kitoj pusėj. Arba ant to tilto. Čia visas tas miestas yra. Aš gal jau ir pamačiau viską. Gal jau reikėtų važiuoti. Ne, ką iš tikrųjų. Reikėtų į tarpus pasivaikščioti. Nu tikrai daug langų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, gerai, čia daug langų, daug. Ten ant kalno matos bažnyčia. Iki ten dar užlipt reikia. Blemba, čia žiūriu, o čia kartais ne mečetė. Ten toks menuliukas yra ant viršaus. Bet daug tų langų. Jo. Gerai, šiaip ką norėčiau padaryti ant šito tilto nueiti. Nepasakyčiau, kad ir žmonių daug. Gal rimtai jiems dar ne sezonas, kaip jie sakė. Čia kažkas dar maudytis nuėjus, juokaujat. Šiaip važiūrint į tą pusę yra irgi tų langų. Ten tiltas yra, į kurio irgi noriu daeiti. Na, vanduo tai Turkijos spalvos vis dėlto. O čia kažką žvejoja. Bet ką tai nesuprantu aš. Judesio yra, bet daugiau mašinų judesio negu žmonių. Realiai va tuščia žmonių. Ant tilto beveik nieko nėra. O dabar einu už manęs. Beveik nieko ir nėra. Kaip keista, kad tuščia, aš nesuprantu. Galvojau, kad čia atvažiuosi toks turistynas bus. O čia nieko nėra. Nes ir laukia šiaip šilta, 3 laipsnių yra. Čia tuščia. Pasidaviau ir aš bandos jausmą nusileidau į apačią. Pažiūrim, koks čia vanduo. Čia jau bus ledinis, kaip ir kalnuose. Bet čia koks gilumas iš karto. Ai ne, šitas šiltas. Pareinas iš kažkur, irgi iš kalnų, bet šitas jau sušilęs. Tas miestelis tai gerai atrodo. Lemba gerai atrodo. Ir vėl tas sienos akmenim man labai patinka. Čia viena dalis akmenuoto kelio, žiūriu, šiaip visur asfaltas. Yra kavinukė šitoj pusėj. Įdomiai, dar kol kas neįsirinkau, kur pavalgysiu. O upė, jinai didėja vis. Aš tik dabar atkreipiu dėmesį, kad tik toj pusėj irgi yra pastatų pilna langų, kaip ir toj kitoj pusėj. Tai čia visur aplinkui.
ten toliau pradėjus, iš ten aš pravažiuoju, tai ten irgi buvo tokių, bet taip dar plius minus tik prasidėjus. O pavyzdžiui, už to kalno irgi ten buvo tų namelių su tom langiniam, visokiom langais. Čia jau žiūri apleisti. Šitet. Ką reiškia šitet? Man atrodo, čia, kad parduodama, nes ir ant mašinų matau papiriukai būna užkliuoti šitet. Ženklas, kad kažkokia tai bažnyčia pabandom paeiti. Norėjau įlysti. Įdomus vaibas čia įlindus, šiaip gerai atrodo. Tarp tokių akmeninių sienų. Ai, čia restoranai dar įlindus yra. Čia visko yra. O, pažiūrėkit, tarp tokių einu. Smagu. Turim vietinių gyventojų. Kreivai pasižiūrėtus vietinis gyventojas į mane. Čia tipo garažiukai. Tokie atrodo. Čia jau apleista daug kas. Čia, pavyzdžiui, užgriuvę. Aišku, spyna uždėta. Daugiau nieko ten nėra. Aš žiūrėk, čia ir hostelis yra, gal čia apsistoti. Bet čia kainos, man rodos, bus biškai pasikandžiančios. Vakar bandžiau užžiūrėti, tai čia nebuvo tokio, kur už vakar mėgau. Bet hostelį gal ir bus lova. Apėjau aplinkui iš biškį. Čia ką tik išlindau per restoraną. Iš šito tilto norėjau, aš galėjau tiesiai eiti, bet ko ne čia. Gražus šiaip tiltas. Eina man pačiai jo. Šiaip tai tiltas kaip tiltas. Gal vakariais vaibo duoda geresnį. Šitas keliampos įsijungia. Šitas vaizdas į upę. Aš galvoju, kad čia su mašinom galim. Ai, ne, yra kolai. Negalim su mašinom čia. Šiaip realiai aš ir apėjau tą beratais, tik toks mažas. Kažkur pavalgyti reikėtų susirasti, pabūti. Bet vanduo tai vis tiek turkios spalvos. Aišku, čia dumblas, kažkoks rudas sulikęs. Bet čia, kur nesimato dugno, tai eina. Man tai įdomu, kaip žmonės ten atsiranda. Aš irgi noriu ten. Bet nežinau, kiek noriu, iš tikro. Nes jeigu reikės laiptais lipti, aš nenoriu. Užvažiuoti aš noriu. Laiptais. Aš vakar šį prisihaikinau, prisilaipėjau. Bet šitą miestelį, man rodos, mes dar biškai lipsim. Vis tiek. Sakau, ar su mašinom galim? Su mašinom ne, su mopedais, be lempų, be numerių, be nieko negalim. Bet svarbu šitas su šalmu. Tiradai mačiau tai be šalmo, su britva netgi. O šitas su šalmu. Gražiai įsivažiuoja. Žiauriai daug yra pakeliai, o tokių. Ir čia dabar irgi prie kelio yra. Kaip supratau, čia gimimo metai ir mirties. Su nuotrauko gėlės. Tipo, kad daug avarijų žuvo. Ir labai daug jų yra. Man taip keista, kad jie nuotraukas netgi uždeda. Pas mus Lietuvoje tai ką, žvakutės padegina kelias dienas, savaitę, ten dvi ir viskas. Čia taip. Šiek tiek pravažiavau per kapines irgi visi paminklai su nuotraukom. Ir spalvotom dar nuotraukom, ne šiaip. Tai, jie jau mėgsta čia atsiminti tos mirusius. Pastatyti paminklus. Šiaip gerai tas tiltas atrodo. Aš norėčiau dar tokį atrasti. Akmeninių. Iš plytų čia šiaip nuskelti akmenys kvadratiniai. Pamanysiu, už kitoj pusėje čia užlyst kažkur. Laiptai kažkokie. Bandom pasižiūrėti, kokia yra. Ai, čia gartraukis gal. Kokio statumo laiptai. Aš norėjau, čia gartraukiai yra, nes čia restoranai. Ir girdis vynogės. Aš atsimenu močiutę kaime. Lietuvoje turėdavo irgi, augindavo vynogės. Taip. Rūgštokos būdavo, kiek pamenu. Bet tik apie rugpjūtį sunokdavo. Čia jau atrodo, jau auga. Ir visas viršus vynogės. Čia yra šitas keyboxas, raktų dėžutė. Vadinasi Airbnb čia. Šiaip geroj vietai. Išeini ir turi tokį vaizdą. Čia visokių irgi ženklų. O, žiūrėkit, Lietuvos vėliava. Ten, va, turim Lietuvos vėliavą. Bet čia visų Europos, man atrodo, vėliavos.
Amba, čia sėdėjau, jau skaičiau meniu, gal naisiu, yra spyna, nedirba dar. Nu jo, šiandien čia saulė kaitina, nežinau kiek čia kas eitų, bet norėjau su tokiu vaizdu pavalgyti. Aišku, skaičiau, kad 15 eurų vėl būčiau palikęs, bet aš turiu labai daug grinų, kuriuos reikėtų leisti šiaip. Nes už kuro kortelę atsiskaičiu ir viešbutį. Šiąnakt jau galėjau kortelę, kitose negalėjau. Čia yra viešbutis vienas. Tai pasižiūrėjau kainą per bookingą. Taip įvertintas 9,2, 130 eurų naktis. Tai gal ne, bet pusryčiai skaičiuoti. Dar vertėtų pamastyti, ne? Bet manau ne. Laidyną tai pastebėjau, jie mėgsta netvarkingai pasidaryti. Taip atrodo, tvarkingai, bet ten laidas per laidą. Čia mazgalinai. Koks vaizdas atsiveria. Blemba geras. Čia aš jau kažkur leidžiuos, kur aš nežinau. Čia vien guest house'ai. Jo. Čia gali landžioti iš tikro. Vienai vietai vietinės mane labai užėjo, ką aš filmuoju. Bet ką aš padarysiu? Filmuoju, tai filmuoju. Žiūrėkit, laidas. Wow. Laidų tai pilna čia. Ja, žodžiu, sakiau aš, kad niekur nelipsiu, ne? Bet pradėjau lipti. Pasižiūrėjau, kad čia yra ta pilis. Ir labai netoli lipti. Nu, kaip 900 metrų lipti. Tai užsilipu, noriu pasižiūrėti. Pasirodo labai daug lipti. Žiauriai daug lipti. Eik tu savo. Ir žinot, ką mes svarbiausia? Aš prie mašinas galvoju, imt vandens, neimt vandens. Galvoju, ai nereikia. Vis tiek ilgai nebūsiu čia. O kad lipsiu į kalną, tai nepagalvojau. Ir manau, ir ilgiau užtruksim dabar. Pasėmiau vandens, 100 lekų. Tai euras. Dalinti 100 galim ne iš 95. Google Maps'ai sakė, čia lengva. Čia nelengva. Čia žiūrėkit vaizdas, tai čia, kur jūs čia sėdit. Va. Iš ko pirkau vandenį, tai sakė, yra dirba Latvijos įguldai. Tai žinojo, kur Lietuva. Tik sakau, aš tai sakau iš Klaipėdos, ar žinai? Sako, ne, Klaipėdos nežinau. Ar ką tik jų reklama nukrito, kuri mane papirko. Biškino kelią nusukau. Čia realiai gamta. Jau atrodo, kad nebedaug liko. O jūs atsimena, ką aš sakiau prieš pusvalandį? Kad aš niekur nebelipsiu. Štai ir aš vėl lipu. Nes jeigu reikės laiptis lipti, aš nenoriu. Aš užlipau. Man yra... Jo, net gaunu kvapą. Visas bėgu, visas šlapias. Ir ploti visas, kad čia chebra su mašinom atvaro. Ir yra parkingas. Ir šiaip atrodo, kad jis nėra mokamas. Nedarykit mano klaidos, chebra. Šuniukų yra. Vienu žodžiu, Berato pilis. Ką jinai čia daro? Kas ją pastatė, turbūt osmanai, dabar nesidomėjau. Bet tiek žinau, kad joje vis dar gyvena chebra žmonės. Ir aš noriu kažką čia stebėti? Nežinau, nes o šiaip yra namų. Restoranai, apgyvendinimas. Čia antros yra vaizdo dar. Čia užlipus yra to vaizdo. Eik tu savo, kiek aš užlipau, ten takas. Eik tu, na. Šiaip lipimo kilometras buvo. Šiaip, bet į viršų, tai čia nežinau kiek. Labai stačiai. Paturiu su mašina čia geriau žiūrėti, jeigu varysi. Ko aš nežinau, kad galim. Galvoju, nebus čia kokio parkingo. Nusipirkau magnetuką. Tokį su Albanija ir Beratu. Šaldytuvo. Užsikabint pats namie. Šiaip pardavėjas nekalbėjo nei angliškai, nei kažkaip. Su vertėju biškį kažkaip tai. Ten palei. Pakalbėjau albaniškai farelemenderį pasakiau. Vis dar nemoku. Tai jo, fainiai. Tik gaila, kažkaip vėl nenufilmavau, nepagalvojau, tai priejau, pradėjau ir sužinojau, kad iš Lietuvos bandė su manim rusiškai šnekėti, sakau, net
Net. Biški ten irgi, tai šnekėjo keli žodžius. Matas, kad čia viršui biški mažiau prižiūrėta. Čia apleista jau. Žalėjimą paaugė. Čia vieta tai restoranas yra. Bet šiaip aplinkui tai čia pilį nėra daug sutvarkyta. Nu, bet pagrindinė gatvė tipo padaryta. Tokia, žiūrėkit, koplytėlė čia. Ir muzonas šalia kalo. Ir vaizdas toliau yra. Ir mersas toks važiuoja. A jūs juokaujat. Aš nenorėdamas atėjau čia. Sakiau, nelipsiu. O dabar užlipau. Čia ir gerai atrodo. Čia va irgi tokia upė. Ta pati upė. Turkijos spalvos. Ta vėliava šiaip kokia dydžio. Nemaža. Netyčia tai jau. Lipau ir užlipau. Tokį senakčius pardavinėja. Čia muzika kažkur groja. Užlipau ant kažkokia tai viršaus va. Čia su pliusais kažkas. Tai nemanau, kad čia bažnyčia kažkokia buvo. Ai, bažnyčia. Švento Džordžo. Biškai pasižiūrėjau vidų. Į mane greitai pažiūrėjau su tą kamerą. Į kamerą tiksliau greitai pažiūrėjau. Išėjau. Nelyžė šitas šventas vietas. Aš dar aukščiau sugebėjau pasilipti. Ryšio stulpas. Čia kažkas apačioj. Tuščia duobė tiesiog. Bet čia tik gamta matos, čia miestą nesimato. Bent tas kitas kalnas. Šiaip be jokių užuomenų. Jūs net neįsivaizduojat, kaip man dabar tualeto reikia. Man rodos tie pusryčiai nebuvo patys geriausi. Arba tas vanduo, kur dabar pirkau. Bet jis buvo užsuktas gražiai. Įmečiau 100 lekų. Stengia žmogus groja. Šiaip primeta nemažai pasitam. Kiek čia eurą įmečiau. Tegul būna. Čia kažkokia bažnytėlė. Čia visiškai kita pusė, aš nuėjau šiaip. Čia bar kafe ženklas, aš čia ką tik praėjau. Buvo tokia vat patalpa. Patalpa sakau, aikštė. Bet kaip nugriuvo, taip ir palikta, nieko čia labai neprižiūrėta. Jūs net neįsivaizduojat, paskutinių pusvalandį kokią aš misiją tualetos turėjau. Atėjau į barą, sakau, turi tualetą. 2 eurai. Blemba, galvoju, 2 eurai. Bet labai reikia. Sakau, davai aš vandenį nupirksiu, galim bus? Jo, sakau, kiek vanduo? 2 eurai. Ai, nu gerai, 200 davau leidai ir vandenį gavau dar. Tai nežinau, apskeminau aš, neapskeminau. Čia tokia vietoj mašinytė. Reikia užlipti viršų. Čia viršui tai nieko. Vėl vaizdas. Visi tie griuvėsiai pilies.
Čia, man atrodo, čia pačiam viršui tos pilies viskas jau. Reikėtų eiti į apačią. Čia, va, žiūrėkit, einam į kambariuką pro duris. Bam, čia sienos. Čia, žiūrėkit, laiptai palipa kažkur. Ir kurgi čia jie nueis? Niekur jie nenueis. Į nieką. Tai čia realiai, čia va, buvo sienos, kambarys. Buvo kambarys, tada čia buvo bokštas. Šiaip man tai patinka atkūrinėti griuvėsius. Ten irgi matos, kad buvo aukštesnis pastatas negu dabar. Gražu čia. Bet jį pažiūrint į tolį. Apie gamtą. Tokie įdomus kalnai. Peina kalvos ir bam, didelis kalnas debesyse. Čia dar kažkokia vandens cisterna. Turim tiesiog tunelį. A kas už tunelio? Ir kur ta vandens cisterna? Jaučiuosi apgautas. Ryšio bokštas, kažkoks pastatas, šuniukas. Ne, aš jaučiuosi apgautas rimtai. Devater Cistern of Saranksha. Tai sugriuvus ta vandens cisterna. Čia tipo, čia va tokie tuneliukai, kažkas. Nu, supratau. Hebra, tiesiog ten šiukšlės meta. Šitas, nu, tipo, kažkoks pastatėlis. Ten mado valymo priemonė yra. Ryšys ateina, laidai, nu, į tą bokštą. Tiksliau elektrą labiau. Ir čia tas cisterna, tipo. Man taip net atrodo, kad ten gyveno žmonės ar tam pastate. Man toks jausmas, nes ten yra ir stalas pasidėti, tipo kažką prisėsti. Bet jo, šiaip aš galvoju, reikia leistis jau į apačią. Dar reikia nakvynę susirasti ir kitas dalykas, kad pavalgyti, bet aš taip nenoriu valgyti. Ir žinau, kad aš nevalgysiu. Aš vakar visą dieną nevalgiau iš tikrųjų. Tik tai realiai ką rytą valgiau ir tas bandelės. Šiandien aš galvoju irgi nevalgysiu, nes nežinau, šiandien negerai. Pasižiūrėjau biškį kainas restoranas, bet labai kažkaip netraukia pavalgyti. Lemma, kai atvariau čia, tai traukė, dar norėjau valgyti, bet dabar tai jau net jau nebe. Bet žinau, kad reikėtų, nes paskui tikrai nebus gerai. Vitaminų, medžiagų irgi reikia. Pažiūrėkit, iki kur golfas atvažiavo. Antras. Į tokį viršų. Albaniškas. Su veidrodėliu užžengtų, kad nieks nenuskintų. Irgi mašina pilna. Šiaip čia daug mašinų, bet čia jaučiu visi vietinių. Nemačiau nei vieną užsieniečių šiaip. Prisėdau vis dėlto pavalgyti. Žinojau padavėjas, ačiū labai pasakyti. Sėmiau dešrelių su free. Ir lemon sodas. Nes pavalgyti vis tiek galvoju reikia pasižiūrėti viešbutį kažkur. Nu, atnešė. Šiaip nemažai tokia vieta. Va. Paragausiu. Kiek turistų pareina prieš mane. Įsivaizduojat keliautojų grupėm. Kodėl ne vienam? Vienu žodžiu, pavalgiau. Nu taip nežinau. Gal 6,5, 7 iš 10. Tas sausai labai mažai padažo atnešė. Lemon soda man tas patiko labai, bet čia man atrodo itališkas toksai visur jie turi, Sprite neturi. O dabar jau leidžiuosi į apačią važiuosiu. Pasiėmiau viešbutį už 24 eurus. Valerė kažkokiam mieste, kurortiniam ant jūros kranto. Čia į viršų Hebra užveža su autobusais. Ir jie eina, kaip sunku. Aš iš apačios atėjau. Tokia pilis. Vienu žodžiu, pavalgiau šiaip dabar geriau. Tikiuosi, man reikia važiuoti valandą kem minučių. Iki tol tikiuosi, kad su pilveliu bus viskas ok. Šiaip tikiuosi, kad čia buvo vienkartinis dalykas. Čia šitam beratė aš net nesitikėjau tiek ilgai praleisiu. Aš čia valanda, pavalgysiu, pasižiūrėsiu, išvažiuosiu. Aha, realiai visą dieną mėgsiu deginu. Nu, aš aišku pusę dienos sudeginu važiuojant čia iš šiaurės šalies. Bet man patiko, kad čia buvo ką veikti, nes aš neturėjau šiaip planų kažkokių, tai tas man ir patinka, kad nieko nesplanuoji daug, atvarai kažkokį tašką ir viskas. Tau čia patinka, vaikštai, kimarini. Tiesiog slankioji realiai, net nevaikštai, niekur neskubi. Dabar aš einu į apačią ir aš esu tyčias, kaip jie sunkiai lipa, o aš taip lengvai einu į apačią. Kažkas vandenuko padėjo. Pakeliai labai daug tokių mėgančių. Gerai, kad vandenuko kažkas padėjo prižiūri. Dar ten yra vaizdo. Aišku, jau čia per saulę nieko nesimato. Yra tų langinių. Šiaip norėčiau čia dar prasieiti. Tarp kitko, ten viršui, kur valgiau, šalia galėjau permėgoti už 2 eurų. Booking'e buvau radęs ir visai padoriai atrodė per nuotraukas. Bet nenoriu šiaip.
Varysiu šišį. Rytoj bus lengviau tada mažiau gal važiuoti. Čia gatvelė irgi tokia akmenuota. Biškai per aplinkui nusprendžiau prasieiti. Čia pagrindė turistam viskas. Restaurant tradicionalė. Čia nebent cigarė, bet vietiniam, pošta vietiniam. Čia irgi home taste. Traditional food. O guest house'as. Kebra alų geria ramiai. Ką žinau. Vyksta gyvenimas, šiaip gražu. Tokią skylę radau, net nežinau kas čia. Ai, čia parkingas, man atrodo, po šitą aikštę yra. Gali būti ir tai. Bet aš biškį ėjau. Mečetę radau. Radau dar bažnyčią. Einam pasižiūrėti. Kokias bažnyčias albanai stato. Nu, va tokias bažnyčias albanai stato. Įdomi architektūra. Labai tokia balkaniška, galiu pasakyti. Šiaip ten yra albanų vėliava ir dar kažką, net nežinau kieno. Reikėtų pasižiūrėti. Tas kryžius akmeninis man patinka ant viršaus. O čia tas vėliavas yra. Tos geltonas. Nu ir čia kaba didesnė. Aš žinot, kas ten per vėliava? Albanijos stačiatikių bažnyčios vėliava. Dar tipo nuo Bizantijos laikų yra tenai. Nu įdomiai. Kažkokią aikštę dabar einu. Ne aikštė, gatvė labai ilga. Tiesiog ten vietiniai sėdi, kas grilina kukurūzus, kas šiaip geria gėrimus. Bežiai podelėse, tvarkingai. Čia man rodos mokykla yra kažkokia. Eina šiek mašinas, jau biškai per aplinkui, bet tik mašinas. Ten stadionas, kas kašiuką pažaist, kas tenisą matau, aplinkui bėga. Toliau, kur aš dar norėjau paėjti, tai šitą pastatą pažiūrėt, kas čia yra? Jis taip visą miestą šviečia. Čia viešbutis Hotel Colombo. A jūs juokaujat, čia toks viešbutis. Čia jaučiu naktis, tai wow, kaina. Numeriai albaniški mašinų. Aišku, nuomota gali būti, matau, Slovenijos, Austrijos, Lenkijos. Nu jo, kas per viešbutonas. Ar jūs juokaujat? Nu jau ne mum, hebra, ne mum čia išmiego tokiam. Šiaip ką tik pažiūrėjau bukingį. Čia tas viešbutis yra. Šiaip padori kaina dar 60 eurų naktis su pusryčiais. Tipo, kaip tokiam ten dar baseinėlis spa ir aš nežinau, kiek ten spa, žinai, galim naudoti. Bet baseinų tai manau kiekvienas svečias gali naudoti. Bet aš manau, kad čia yra padori kaina kaip tokiam mieste UNESCO paveldo ir tokiam pastate. Man dabar per perėją tik reiktų pereit, būtų labai nuostabu, kad nieks manęs nenutrenktų su savo tais crazy važiavimais. Nu bet jo, tokiam pabuvoti. Gal dar būčiau pamastęs gal paišlaidauti, kol neužsisakiau savo už 20 eurų ant jūros skranto. Įvertinsim, ar gerai, va ten jau matau, kiek yra baseinas. Wow, jo, jis iš čia tai taip atrodo. Tiesiog sugalvoju, vat vidury, ten iš viso rajonas gyvenamas paprastas. Vidury tokio miesto pastatyti tokį. Ir gerai. Ir ką, uždarbiauja hebra. Ta prasme, jūs pasižiūrėkit. Jeigu jau čia nereklamą uždėt, aš nežinočiau, kuri yra mano. Dvi vienodos. Iš priekio jau taip atrodė. Bet šitą sudaužytą matau. Jau gaus. Viskas, aš jau pajudėjau iš čia išvažiuoti. Prieš mane vis dar yra toks vaizdas. Ta prasme, gražu. Bet kitas dalykas man labai įdomu, kodėl albanai nekreipia dėmesio į... Tai yra, policija, gaisrinė ir greitoji, man atrodo, visada įsijungia važinėja švyturėlius, nes jie neįreaguoja pasitraukti. Aš dabar pasitraukiau gaisrinį, pavyzdžiui. Nieko jie nereaguoja. Ir tipo, jie, man atrodo, visada jie tiesiog važiuoja taip ir viskas, jiems nieko nepadarys. Policija tai tikrai, greitosios dar mačiau, kai kur nebuvo įsijungusios. Policija tai visada dega mėlynos. Gerai, kitas dalykas, viešbutį būsiu 8.
Aš vėl susivėlinau. Nes aš dar buvau drono pakelti ir važiuot valandą kem minučių. Nereikėjo man imti ten valjerėje. Reikėjo imti kažkur arčiau. O kodėl ten atgal man dabar reikia grįžti, nes toliau negaliu aš šitą mašiną važiuoti, nes yra uždraustas kelias, ale ten yra off-roadas. Tai man reikia važiuoti dabar aplinkui. Tai ten bus arčiau iki Ksamilko noriu toliau. Žiūrėkit, dabar man pasakyti, kada jisai suks? Kada jisai suks? Jis jau kilometrą rodo posūkį į kairę. Kada jisai suks? A? Tai tu negirdi, kad tau realiai tik daro. Kur tu suki? Kada tu suki? Nesuki šiandien? Supratau. Dabar aš taip važiuoju ir pagalvojus. Gražus kelias, ne? Saulutė leidžias iš tos pusės. Vieną juostą baltą, kitą juodą. Kur daugiau tokį kelią gali rasti Europai? Aš nežinau, aš tai manau, čia visai gražus kelias. Čia toks pamąstymai. Patinka. Aš dabar vaibinu, muzikytę pasileidęs. Ar aš tikiu savo akimis 110 galim? Visoje Albanijoje dar nebuvo tokio greičio. Aišku, aš vis tiek dabar 90 važiuoju ir čia belekai baisiai atrodo, aš skrandu. 110. Rimtai. Gerai, patestuosim savo šitą. Fiatuką. Davai. Norim greit prie jūros. Jau biškį per daug paleidau. Aišku, man net nerodo greičio. Jau dabar rodo. Tai lekiam, 110. Pirmą kartą Albanijai tiek. Nebuvo tokių kelių. Bet vis tiek jie tokie bum. Viskas, hebra, įvažiavau aš tą valjerę. Dar man iki viešbučio liko 19 minučių 7 km. Eismas čia yra toks pat kaip ir visur. Šiaip ramesnis. Paprašiau važiuoti. Viskas čia normaliai, tik tiek, kad lėtas. Nes, jie kaip visada sugeba susikurti lygioje vietoje savo kamščius. Nes, pavyzdžiui, žiedą tai nieks nemoka važiuoti. Ne taip kaip Europai. Ką galiu pasakyti, tarp palmių, Mercedesų ir parkų. Atvažiavom į kurortą. Bet kiek mes čia kurortinsimės, neaišku. Bet pelė kiek žmonių. Va čia, kur visi turistai. Radau aš juos. Aš sakau, kur jie prapuolę buvo. Vienas net per gatvę eina. Aperijos nežinai kaip. Albaniškai neeini. Supratau, nes šiaip jau ne vieną tai praleidau. Tiesiog eina hebra atsipalaidavę. Gerai, mes važiuojam, bandom iki savo viešbučio. Čia kiek hebro, sauji dobytė. Rimtai hebra ir prie jūros patekom. Turim ir jūrą. Apžvalgos ratą, visa Palanga, turime daug palmių, turime vėl stabdyti. Kas vyksta? Bet mes čia negyvensim, man dar 5 km iki namų, mes ten kažkur toliau. Vasara! Gerai, dabar 23 eurai čia Albanijoje ką man gavo. Aš pradėsiu taip. Turim, toks sovietinis gal biški, bet ar blogai? Vienai nakčiai, manau, įmanoma išgyventi. Viskas čia yra normaliai, pripažinkime. Net orchidėja auga. Toliau, mes turime pagrindinį kambarį. Mes turime lovą, turime čia spintą, šaldytuvą, televizorių. Ko dar reikia? Ogi išėjimo į balkoną. Šitas nebendras su kažkuo. Tipo pusiau bendras. Rankštas kažkino. Ir ką mes turim čia? Tiesiog vaizdą į jūrą. Čia gali atsisėsti. Aišku, čia ką tik buvo saulė. Aš nebespėjau ateiti. Kol važiavau buvo saulė, bet kai aš jau įsičekinau, jau nebėra saulės. Tai 23 eurai nakčiai su pusryčiais. Kitas dalykas, čia biški yra užkampi. Nes čia reikėjo užvažiuoti, pakilti. Kažkur čia keliukų. Tai nėra, kad čia prie jūros taip arti. Ir kur tas pliažas, aš neįsivaizduoju, bet kažkur turbūt čia gali nusileisti, ne smėlio, bet kažkoks yra. Pagrindinis veiksmas tai ten toliau yra, už 5 km. Jeigu nori, tai galim ir ten varyti. Čia žinot, kaip priklauso, kokios nori. Aš iš tikrųjų šiandien manau jau užteks man šiandien.
Varau aš, biškai apsitvarkysiu, dar apsipirksiu, nieko aš nebefilmuosiu šiandien, pasiliksiu laiko savo, tad susitiksim rytoj. Gerai, ir aš realiai jūs apgavau, nes mes susitiksime jau kitame video, kuriame ieškosime miškuose Albanijos bunkerių ir galimai ten pasiklydome. Tai kaip visada, laikas, subscribas ir komentaras, čia jau kas be ko. Ir mes susitiksime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.